Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir pašnekėkime apie vienus iš populiariausių elektrinių dviračių. Engve L20 ir pats populiariausias praeito sezono dviratis Engve EP2 Pro. Manau, kad jie bus populiariausi ir ateinantį ir dar ateinantį sezoną, todėl kad jų kaina yra tik apie 1000 eurų. Kartais žemiau, kartais šiek tiek daugiau. Tačiau tai yra įperkamas daiktas, galingas prietaisas, kuris jūs nuveš į reikiamą tikslą. Abu du dviračiai turi akceleratorius sumontuotus į dešinę rankenėlę, tai jūs važiuojate kaip su motociklu, jeigu nenorite minti. Abu dviračiai turi 5 lygių elektroninės pavarų sistemas, kurias nusistatysite elektroninių mygtukų pagalba. Pirmas bėgis, kai minate, padeda variklis silpniausiai, 5. bėgis, kai minate, variklis padeda stipriausiai. Taigi galite ir nenaudoti akceleratoriaus, galite naudoti tik tai pagalbinio minimo funkciją. Abu dviračiai yra 20x4 plačiomis padangomis, praktiškai identiškas rezultatas. Sėdynės yra identiškos, Shimano 7 bėgių mechaninių bėgių sistema yra identiška. Dviratis L20 yra patogesnis užlipimui. Nereikia kelti aukštai kojos, užlipote ir atsisėdote. Todėl vyresnio amžiaus žmonės ar tie, kuriems reikia dažnai užlipti, nulipti, vežti krovinius, kurie nemėgsta sulankstomų dviračių arba kuriems nereikalingas yra sulenkimas per vidurį, pavyzdžiui, nevežioja dviračio automobilyje, tie gali rinktis L20 dviratį. Na, kam reikia dviratį sulankstyti, kartais persivežti, EP2 Pro yra vienas iš geriausių pasirinkimų. Be abejo, galima ir pasižvalgyti į brangesnius, kad ir to pačio Engve gamintojo modelius kaip Engine Pro 2.0, tačiau jis jau ženkliai yra brangesnis. Abu du dviračiai turi mechaninės stabdžių sistemas tiek priekiniam, tiek galiniui ratui. L20 dviratis turi ir priekinę bagažinę, todėl galėsite vežti daugiau krovinių, na, o galinė bagažinė yra taip pat tvirtesnė už EP2 Pro dviračio. Abu dviračiai turi po 750 W variklius, kurie leidžia pasiekti iki 45 km/h greitį. Taigi dviračiai yra patogus, lekia kaip vėjas, turi priekinius identiškus amortizatorius. Na, čia yra baterija įmontuota po sėdynę, reiškia, pasikeliate sėdynę ir galima bateriją lengvai išsinešti. Šis dviratis leidžia išimti bateriją, kai jis yra sulenktas per pusę. Tai galite pamatyti mūsų šių dviračių aprašymuose ar kitose mūsų apžvalgose, kur konkrečiai kalbame apie šiuos modelius. Taigi, abu modeliai, kaip matote, yra labai panašus. L20 galbūt renkasi tie, kam reikia vežti daugiau krovinių, kuriem nereikia sulankstymo mechanizmo, kuriem patogiai reikia sukeisti bateriją, tarkime, jeigu turi 2 baterijas įsigyję. EP2 Pro yra vienas populiariausių, kaip minėjau, dviračių rinkoje ir jį renkasi tie, kas nori dviračio už gerą prieinamą kainą ir turėti galimybę jį sulankstyti ir persivežti į pajūrį ar į kitą vietą. Čia buvo Lukas iš Riedis.lt, o jeigu jūs norite išbandyti abu dviračius, nedvejojant, užsukite į mūsų saloną ir mes jums padėsime tai padaryti. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.